Sveiki, klausotės tinklalaidės Įkalinti ar įgalinti, kurioje kalbame su žmonėmis apie Lietuvos įkalinimo įstaigų dabartinę esamą padėtį, resocializaciją, galbūt stereotipus, kurie vis dar vyrauja visuomenėje apie žmonės, kurie šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę arba yra ją atlikę praeityje. Tai šiandien kalbėsiuosi su Vilniaus arkivyskupijos Karito nuteistųjų konsultavimo centro vadovu Simon Švarc. Tai sveikas, Simonai. Labas. Žiūrėk, pirmiausia, kažkaip ir norėčiau pakalbėti apie Karitas veiklą. Tai labai trumpai, tarptautinė katalikiška organizacija, kuri padeda įvairiom socialiniam grupėm, tai viena iš jų ir yra kalintis asmenys bei asmenys atlikę laisvės atėmimo bausmę ir jau išėję laisvę. Tai ar gali pradžiai papasakoti apie savo darbo specifiką ir ką daro nuteistųjų konsultavimo centro vadovas, kuo užsiima, už ką tu esi atsakingas? Okay. Tai mes esam tik viena maža dalelė viso Vilniaus arkivyskupijos Karito. Gal trumpai, kad suvoktumėm, kaip atrodo mūsų ofisas, mūsų darbas, tai šiandien pas mus dirba 4 asmenys, mane įskaičiuojant. Ir dar turim porą paslaugų teikėjai, kur ten priklausomybės ligų konsultantai, kur konsultuoja, turim teisininką, kuris konsultuoja, bet jau kaip paslaugų teikėjai, o įdarbinti yra 4 asmenys. Tai 2 socialiniai darbuotojai, vienas individualus priežiūros darbuotojas, ir aš kaip vadovas, iki socialinis darbuotojas. O mano pareigybės yra viską, kas nesėjasi su tiesioginiu socialiniu darbu, ir tiesioginis socialinis darbas, jeigu iškrenta viena kita kolega. Tai šiandien mums trūksta vienas etatas, šiuo metu ieškom socialinių darbuotojų, tai dirbu į socialinių darbuotojų. Tai rengu projektus, administruoju projektus, einu į susitikimus, šiek tiek tokia advokacinė veikla, renginius organizuoju, ir kalėjime, ir laisvėj, ir daug bendradarbiavimo. Tiek su Vilniaus miesto savivaldybė, tiek su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, tiek su kalėjimų tarnyba, tiek su kitais mūsų partneriais arba kitom NVO. Aš šiek tiek kalbėjom prieš tai, bet norėčiau dabar paklausti, tai yra jūs esate tokia organizacija, kuri padeda žmonėms išėjusiems iš kalinimo įstaigų ir dar šiek tiek prieš tai minėjai, tai gal gali dabar paminėti dar tas organizacijas kelias, kurios irgi prisideda. Ja, šiaip Lietuvoje labai mažai organizacijų, kur dirba su nuteistaisiais ir kur daro tai kryptingai ir neesant visada finansavimui. Nes mes matom, kad į kalėjimų lauką labai dažnai organizacijos išrengia kaip tik atsiranda finansavimą, bet kai tas finansavimas baigėsi, tada atsitraukia. Tai mes veikiam, kai Lietuvos Karitas dirba su nuteistaisiais nuo 2004-2005 metų. Ir po to tas perėjo į vietinės organizacijos. Tai šiandien iš kitų karitų, ir Kaunas arkivyskupijos Karitas dirba su nuteistaisiais, mes dirbam. Ir da yra 3-4 kitos organizacijos, kur mažai dirba. Viena iš jų prie šitų rankų, Nacionalinis socialinis integracijos centras, ir čia yra jau didžiausiai. Ir tie, kur mes reguliariai susitinkam. Kitos organizacijos, kur turi ilgalaikę veiklą įkalinimo įstaigų, tai dažniausiai būna kapelionai, tiek katalikų, tiek kitų denominacijų, kitų tikėjimų atstovai. Man pasirodė dar labai įdomu, kad tu prieš tai man minėjai, kad jūs pasirinkot visgi nekviesti savanorių. Ir kodėl? Man tai atrodo... Mes kviečiam savanorių, breitį kvietėm savanorių, bet šiandien mes jų neturim, ir mes anksčiau jų visada turėjom mažiau, nes pas mus skirtingai negu prieš šitam rankoms, pas mus dirba specialistai. Tai kol kas visi pas mus yra socialiniai darbuotojai padėjėjai. Tai siejasi viena vertus su mūsų finansavimu, kita vertus su mūsų veiklos specifika. Mes organizuojam ir užimtumą, ir veiklas, ir terapinės grupės kalėjime, bet tai yra tik maža dalelė mūsų darbo. 90% mūsų darbo yra tiesioginis ryšys, tiesioginis bendradarbiavimas, individualus konsultacijos su nuteistuoju. Tai 21 metais atsirado tokia tvarkos apraša, dėl iš pataisos įstaigų paleidžiamų arba paleistų asmenų socialinės integracijos. Ta tvarkos apraša atsirado dėl to, kad mūsų ofisas, galiu taip sakyti, kad mūsų partneris mes advokatavom už tai, kad nuteistiesiems reikia paslaugų. Nes prieš 21 metų jokių paslaugų oficialiai nebuvo įteisinti nuteistiesiems. Nuteistieji buvo tokia kaip bendra socialinė grupė, kur eina į bendrą katilą, bet nebuvo jiems specializuotos paslaugos. Jie nuteistieji tiesiog
eina iš kalėjimų, užsitrenkia duris, jie stovi gatvėje. Ką daryti? Kur kreiptis? Jie nežinojo. Tai mes advokatavom už tai, kad atsirastų sistema. Ir 21 metais atsirado ta tvarkos apraša, kur reglamentuoja, kad kalėjime dirbantis socialinis darbuotojas rengia tokį poreikių įvertinimas su nuteistuoju. Pirmą kartą su juo kalba, deklaruoja jo gyvenamoji vietą, žiūri, kokie artimieji yra, padeda jam išryškinti savo poreikius ir po to siunčia pranešimą į tą savivaldybę, į kurį nuteistasis grįžta. Ir tada savivaldybė paskiria socialinis darbuotojas ir tas socialinis darbuotojas yra atsakingas už to nuteistuojo reintegraciją. Tai Vilniaus mieste mes esame atsakingi, mūsų partneriai Kaune yra atsakingi už Kauno rajonas ir Kėdainių, dar turim partnerį Druskininkų mieste. Tai iš visų tų savivaldybių ten jau dirba karito darbuotojai ir ten ta integracija vyksta, aš sakyčiau, gerai, sklandžiai. Tai reiškia, kad mes gaunam tų pranešimų, važiuojam į kalėjimą, iškviečiam visus žmonės, kurie grįžta į Vilniaus miestą, su jais užmėgstam ryšį, papasakojam apie tos paslaugos, kur jie gali gauti laisvai, kartais tiesiog jau bandom spręsti problemas įstaigoje. Tai kas tai yra? Tai susisiekti su artimaisiais, surasti tos artimaisius, per Facebooką, per telefoną, teisiniai reikaliai, kur, pavyzdžiui, mirė motina, jis nežino, kaip priimti paveldėjimą, padedam. Reikaliai su antstoliais, arba nori gydyti savo priklausomybės ligą, jie nežino, nuo ko pradėti. Tai tam mes jau konsultuojam kalėjime. Ir po to tas pats socialinis darbuotojas, kuris konsultavo asmenį kalėjime, jie dirbs su žmogum laisvė. Tai mes tampam toks tiltukas tarp laisvės ir kalėjimo. Ir visi nuteistieji, kur grįžta į Vilniaus miestą, Kauno miestą ir panašiai, jie eina per karito darbuotojus. Tai realiai kiekvienas asmo, kuris išeina iš kalinimo įstaigos, jisai gauna tą informaciją, ne, jisai žino, ką jam eina į tos mūsų miestus. Nu, kitos savivaldybės, miestų savivaldybės, rajonų savivaldybės, kuri puikiai tvarkosi, ir kuri tikrai susisiekia su tais nuteistaisiais. Ne visada reikia nuvažiuoti, užtenka ir nuotolinė konsultacija, bet visada kažkoks kontaktas yra labai svarbus. Jeigu tų kontaktų nebuvo, jie laisvė nesikreipti. Nes jie neina į karitą pagalbos ieškoti, jie neina į kokią pagalbos centrą pagalbos ieškoti, jie ateina pas Simoną, pas Aistę, pas Jevą, pas mano kolegas, pas tą žmogų, kurį pažįsta, kur žino, jis sėdės tam kabinete, jeigu aš skambinsiu šitą numerį, jis atsilieps, jis mane atpažins, jis sakys, kaip to sekėsi, džiugu, kad grįžai. Ar esi pats pastebėjęs, koks būna žmonių, kurie atlikinėja laisvės atėmimo bausmę arba yra ką tik išėję santykis su tikėjimu, dėl ko aš klausiu, nes pati besilankydama įstaigose jau šiek tiek pastebėjau, kad atrodo kai kuriem asmenim, tai būna toks vienintelė viltis likusi. Ir man pasirodė šitas toks ganėtinai svarbus aspektas tavęs paklausti, ar esi pats pastebėjęs, koks būna jų santykis, kaip jisai keičiasi, ar jam iš tiesų būna svarbus tikėjimas, religija. Jeigu žmogus įtiki kalėjimą, arba atranda tikėjimo, atranda kokią tikėjimo bendruomenę, jiem laisvė ženkliai lengviau sekasi. Tai tiesiog toks faktas, kuris pastebėjom, nes žmogus nebegrįžta tiesiog vienas į savo butą, bet jis grįžta į bendruomenę. Kur nors yra dar kas nors, kas jau laukia. Ne vien karitas, ne vien kažkokia darbuotojai, bet tai yra bažnytinė bendruomenė. Ir tai yra didžiulis pliusas, nes tie žmonės išeina neturėdamas jokio socialinio ryšio. Tada bažnyčia gali būti toks pagalbos tikėjas. Ir nebūtinai ten konsultuos socialiniais klausimais, bet tiesiog draugystė, bendrystė. Ir tai yra labai svarbus poreikis, be galo svarbus poreikis. Ir kalėjime, matau, aš esu susitikęs labai daug tikinčių žmonių. Kartais, aišku, jų tikėjimas prasilenkia su veiksmais. Ir kartais kitokį suvokimą, bando pateisinti savo nusikaltimą, nors jų tikėjimas kitaip moko, mūsų krikščionybė. Sako, kad pripažinti savo nuodėmes, išpažinti ir gauti atleidimą, vis vien yra daug kas. Tai kas vengia, arba kas nėra pasiruošęs tam. Bet aš matau, kad jie ieško, nes tu esi atribotas nuo visko. Tai kur yra tavo laisvė, o mano tikėjime yra daug laisvės. Jie atveria visai kitą, naują aspektą. Aš manau, tai jas svarbus. Aišku, ne visiems, bet... O jūs kaip padedat, pavyzdžiui, žmonėm, ką tu minėjai, kurie išeina gauti tą paramą, socialinį ir taip toliau, o yra kažkokie tam tikros, pavyzdžiui, nežinau,
kad jūs mėginat ir tam tikras vertybės tuo pačiu jiems... Sakyčiau ne. Aišku, kartais, jeigu užsimezga santykis, tada mes galime kalbėti apie kitus dalykus. Bet ta pagalba, ko mes šiandien teikiam, kaip banaliai, kaip skamba, yra tai, kad žmogus nenumėtų po išėjimo, kad jis turėtų kur gyventi, kad jis turėtų ką pavalgyti, kad jis būtų aprengtas. Jeigu visą tai jau įgyvendinta, tada mes kalbam apie įdarbinimą ir tada mes kalbam apie antstolius. Jeigu visos tos žingsnius praėjęs žmogus, tada mes galėtumėm tęsti darbus, bet tada dažniausiai žmogus jau jam nebereikia mūsų paslaugų. Jis pats nusprendžia, kad jau užtenka lankytis nuteistųjų konsultavimo centrą, jie keliauja. Yra daug tokio ilgą laiko ryšių su nuteistaisiais, kurie ne pirmą kartą pas mus lankėsi, arba trumpai buvo išėjęs į laisvę, jie vėl atlieka bausmę, kur jau yra susiformavęs santykis ir tada kartais kyla klausimai apie tikėjimą. Kartais galima kalbėti apie nusikaltimą. Taip pat tai yra, aš manau, tai yra be galo svarbus, bet tai šiandien nėra mūsų svarbiausias darbas, nes svarbiausias tai yra, kad žmogus išgyventų, būtų reintegruotas į visuomenę. O tai, kad jis susitaikytų su savo nusikaltimu, su savo praeitim, tam reikia ženkliai daugiau darbo, ženkliai daugiau resursų ir laiko. O tai nėra, tai nevyksta per bendravimą su vienu specialistu. Tokie kieti specialistai nesame. Aš dėl ko klausiu, nes tu užsimeni prieš tai, kad prieš atvykdamas čia į studiją, tu buvai bute, kuriame šiuo metu yra asmenys gyvena išėję iš įkalinimo įstaigų. Ir tu užsimeni, kad kartais sunku būna, nes reikia kažkam pasakyti, kad nėra pokyčio tam tikro ir kad reikia, kad jisai būtų. Tai aš tą ir norėjau gal prie to vedu, apie kokį pokytį. Ir visų pirma, gal kas tai per vieta, kas ten gyvena. Apsaugotas būstas. Tai apsaugoto būsto koncepcija nėra naujo Lietuvoje. Tiesiog tai buvo pritaikyta neįgaliesiems jaunimui, kuris grįžta iš globos namų. O su Vilniaus miesto savivaldybė dėka mes galime tai finansuoti nuteistiesiems, kurie išeina iš įkalinimo įstaigos. Tai tas būtas randasi čia, už kampo, yra 4 kambarų būtas. Ir ten galim apgyvendinti iki 4 nuteistųjų. Ir aišku, tai mano šiek tiek širdies objektas, širdies darbas, kad tas būtas atsirastų, ilgai mes apie tai svajojom. O dabar mes žengiam pirmus žingsnius, kaip tai įgyvendinti. O ten yra jau kitaip. Jeigu žmogus ateina pas mus į ofisą, mes jam maksimaliai padedam, bet jokio įsipareigojimo iš jų pusės nėra. Išskyrus tai, kad ateit maždaug laiku. Čia jau yra gerai, jeigu ateina maždaug laiku. Aber jeigu iš vis praneša, kad ateis, tai jau gerai. Ir žmogus gali ateiti po atkryčių, jis gali ateiti bet kokiam stovi, išskyrus tai, jeigu žmogus apsisveikęs, mes nebendraujam. Viskas, tai yra saugumo sumetimais, turim tą išmokti. Tai apsvaigusius žmonės neaptarnauja. Bet kokiam stovi žmogus gali ateiti. O pas mus būtas, tai apsaugotas būstas. Ir tai nėra pigi nakvynė, tai nėra pigus pragyvenimas, o tai yra rimta paslauga, kuri pirma labai daug kainuoja. Nes 4 žmonės gauna 3-4 specialistų pagalbą. Tam būtų dirba pusę etatų mano kolega socialinė darbuotoja, dirba mūsų individualios priežiūros darbuotojas, kuris yra buvęs nuteistasis. Ir aš dirbu tame. Tai 3 specialistai plus dar turim galimybę papildomus paslaugų teikėjas samdyti. Ir ten jau yra tikslas ugdyti socialinius įgūdžius. Ir laipsniškai grįžti į laisvę. Tai yra panašiai kaip pusiaukelės namai. Yra tam tikros taisyklės, kur man yra labai svarbu nevartot. Nevartot bute, nevartot laisvę. Kas ten gyvena, negali vartot. Labai paprastai. Įsipareigojimas dalyvauti gydymo programai, jeigu žmogus yra psichinė liga arba priklausomybės liga, yra įsipareigojimas. Jeigu jis nesilaiko to įsipareigojimo, tai atsiprašau, mes turim atsisveikinti. Nes tas būtas orientuotas į rezultatus, į augimą, į naują gyvenimą. Ir todėl, tai nėra, kad jie šiaip ten gyvena. Tai jie tikrai dirba. Kartą į savaitę susitinka su mūsų socialinė darbuotoja, tą kartą vyksta susirinkimai, tą savaitgalis jie dažniausiai sekmadienį praleidžia kartu su mūsų darbuotoju. Ir tokiu būdu mes laipsniškai žinam į gyvenimą. Sėkmingai, nesėkmingai,
taip jie visada yra. Aš šiaip savo darbus pradėjau reabilitacinį bendruomenį priklausomiems asmenims. Ir ten išmokau, kad tas pokytis tikrai yra įmanomas. Bet tam reikia daug pagalbos. Ja, aišku, ne visiems pasisekė, bet tam reikia specialistų, tam reikia laiko, tam reikia saugos aplinkos. Ir tam mes kūrum tam būti. Kad mes būtinai perteikiam mūsų vertybės, nežinau, ant kiek mes skatinam blaivus gyvenimą, bet tai nėra, kad kiekvienas, kas ten gyvena, po to taps krikščionis. Tai nėra mūsų tikslas. Būtų labai smagu, jeigu tai būtų vienas mūsų misija, karito. Bet mes savo paslaugos teikiam visiems žmonėms. Ką jie turi daryti? Jie privalo pas mus ateiti į mišias, kur vyksta kartą į ketvirtį. Ką reiškia privalo, jeigu jie turi kažkokią net ideologinius reikalus, kodėl negali, tai aišku, tai nedalyvauja. Bet mes kartą į ketvirtį, berods kitą savaitę, turim šventės mišas, kai kviečiam savo klientus ateiti tiesiog pabūt mišose, po to dar prie kavos, Coca-Colos ir pašnekėti, pabūt. Tai va. Ten yra vienintelis dalykas, kuo mes jau stumim jūs į dvasinį gyvenimą. O visa kita, mes sudarom sąlygos, kad jie gali keisti, kad jie gali saugoj aplinkoj gauti visą reikiamą pagalbą ir saugoj aplinkoj išbandyti būt santyki. Nes tai yra gal tas sunkiausias – būt santyki. Būt santyki su mumis, tai reiškia, kad aš tu labai aiškiai nubrėžti ribas. Aš tu apsaugot kitos būtų gyventojus, jeigu vienas gyventojas prisidėva, ir tu arba mest lauk, arba įspėjimą duot, arba taip yra. Tai dabar norėčiau šiek tiek apie tą integraciją pasikalbėti ir kuo jis svarbi, kokius įgūdžius jie būna praradę išėję iš įkalinimo įstaigų, ką jiems reikia iš naujo išmokti. Labai priklauso nuo kas. Nuo koks nuteistasis. Ja, bausmė trumpa ilga. Nes yra tie, kurie vyktų finansiniai nusikaltimai. Jie kalėtų visą šeimą. Jie keliauja į kalėjimą metams. Tai jie gali tiek daug nepraras. Jie gaus labai skaudžią pamoką, labai skaudžius atsiskirimas nuo šeimos ir nuo savo aplinkybės, bet jie po to grįžę, jie turės visos įgūdžius, jie nekils tų problemų. Bet kas patenka daugiausiai į kalėjimą? Tai yra vargšai, žmonės iš labai sudėtingų situacijų. Mes turim labai daug vaikų iš globos namų, mes turim vaikų, kur užauga sunkiose šeimos situacijose. Mes turim krūvą priklausomų asmenų, taip, nusikaltimų aukos, kurie po to patys tampa nusikaltėliai. Tai žmonės dažniausiai neša tam tikrą priešistoriją. Ir tie žmonės jau patekdamas į kalėjimą neturi geriausias įgūdžius. Ir kalėjimas neugdo tos įgūdžius, o kokius įgūdžius? Jeigu mes kalbam apie įgūdžius, tai dažniausiai darbinė. Darbinius įgūdžius. Yra krūva, kas turi, tikrai, bet yra tie, kurie niekada nieko nesimokė, jiems dabar 40 metų ir niekada gyvenime nelegaliai dirba. Tai dabar reikia pradėti nuo to, kad jie išmoktų naują profesiją. Kad pirmą kartą baigtų mokyklą. Praeitą savaitę kalbėjau su vyru, kam 32 metų ir jis baigė 3 klasės. Tai yra ką veikti. Tai darbinė, bet ką manau, kas jie das, ženkliai svarbu, kad jie neturi įgūdžių būti santykių su žmogum, gerbti kitą žmogų, išbūti konfliktinėse situacijose, priimti gyvenimo sunkumus ir ne iškart pasiduoti, arba kažčiot, viską mesti ir bėgti. O tai jiems reikia išmokti. Kaip išbūti kančioje, kai jie visą gyvenimą prieš tai sveikinosi. Kiekvieną kartą, kai jie sunkesnė situacija, tai pavartoju kvaišalus ir pasikeičia mano būsena ir viskas gerai. Ne viskas gerai, iki sekančių kartų, kur veikia narkotikai arba alkoholis. Tai jie turi išmokti būti toj sunkoj situacijoje, į tą situaciją išspręsti ir nepabėgti nuo jos. Jiem reikia išmokti reflektuoti savo gyvenimą, savo veiksmus. Prieš ateidamas čia turėjau konsultaciją su vyru, kuris labai pyksta ant antstolių, ką aš labai galiu suprast. Ne visada antstoliai elgiasi sąžiningai ir mes tai puikiai žinom. Bet jis visiškai pamiršta, kad tas skolos neatsirado iš nieko.
jie apie tai ne žodžių nesako, jie tai prasilenkia, ne? Kai aš iš kitų reikalauju teisingumo vykdyti įstatymus, bet aš pats juos laužau. Tai tos gebėjimus reflektuotis, apgalvot savo gyvenimą, užduot savo neigiamus klausimus, gaut neigiamą grįžtamą ryšį, arba teigiamą grįžtamą ryšį, ką su to padaryti. Ir grįžtant prie tikėjimo, tos, kur aš pažįstu, kur pažinojo Dievą arba pradėjo tikėtis, jie turi tą įgūdį. Ir ten jie šiek tiek formavęs, kad gali reflektuoti savo gyvenimą. Ir kad gali matyti, kad jiem paprasčiausiai reikia pagalbos. Nes labai dažnai jie net to suvokimo neturi, kad jiem reikia pagalbos. Aš galvoju, kad man tiesiog nepasisekė. Aber man neužteko valios. Aber reikia tiesiog eiti laisvėje nevartot. O tai jie klaidingi. Nes mums reikia kitų žmonių. Mums reikia kitų žmonių pagalbos. O čia nebūtinai kalbu apie karitą, bet kas. Jeigu žmogus jau grįžta pas mamą ir pas brolį, pas gerą draugą, tai jau pusė reintegracijos. Nes jis jau turi saugą vietą, kur grįžta. Jeigu jis grįžta į šeimą, kur vartojama alkoholį, kur vyrauja smurtas, tai aišku, kai tik grįžta. Arba jeigu grįžta į nieko, į mūsų karito laikinuosius namus, arba į nakvynės namus, kur dėja, tokie žmonės būrasi, niekas iš gero gyvenimo nepradeda gyventi nakvynės namuose. Tai jie jau turi tokią minusinę reintegraciją, nes jiems reikia papildomų pastangų. Jie jau tokį paprastų dalykų, kaip kiekvieną dieną turėti karštą maistą, ramią lovą, arba atskirą kambarį, kur gali uždaryti duris ir pabūt vienam, jau nebėra. Tai jiems reikia papildomų tą pastangų, kad išsikapstyti iš to. Žiūrėk, tu minėjai, kad tie asmenys, kurie dabar gyvena apsaugotom būste, taip vadinasi, jie ir dirba, suprantum, ta prasme, arba ieško, Ieško darbo. Taip, tai kaip jiems sekasi? Ar noriai priima žmonės į darbus, žmonės, kurie yra atlikę įkalinimo bausmę, jų bausmės laikas jau pasibaigęs, bet ar keliauja toliau per gyvenimą tas štampas, kad... Dauguma mūsų žmonių dirba nekvalifikuotus darbus, arba dirba statybose. Ir ten niekam neįdomu, ar tu sėdėjęs ar nesėdėjęs. Ir negaliu sakyti, kad mūsų žmonėm yra baisiai sunku rasti darbą. Aš negaliu. Rajonai yra kitaip. Už Vilniaus, bet Vilniui, Kaunui, Klaipėdai yra tiek daug tokio darbuotojų trūkumas, kad tikrai jie galėtų eiti darbintis. Kokia yra kita problema? Problema yra, kad jie neišsibūna darbo vietose. Kad kyla kažkokie konfliktai, neišbūna santykiai. Kad viršininkas šiek tiek grobiau ką nors nurodė. Jie viską meta, kad atlyginimas vėluoja vieną dieną. Nesusitvarkę, antstoliai nuskaičiuoja daugiau negu jie gali, visą atlyginimą nušluoja, pasipiktino, pakašavo, viską meta, eina lauk iš darbo, jie kažką kitką daro. Gauna pirmą atlyginimą už gerą. Nes pirmą kartą tiek daug pinigų turi po ilgo laiko. O čia jie iššūkiais, su kuriais mums reikia dirbti. Kad surastų darbo, nebūtinai. Aišku, bet yra skirtumas. Yra skirtumas, jeigu nuteistasis turi aukštojo išsilavinimą, jie bando patekti į kokią geresnę darbo vietą. Ir jeigu ten krūvatų straipsnių patalpintas Delfyje 15 minučių LT, tas yra tai, tas trukdo. Tas trukdo. Ir tada, kai tai pagūglina tą darbuotoją vardą pavardę, išmeta baisiausius straipsnius ir tada, aišku, nepriima į darbą. Kita vertus, čia labai jautri tema. Tai tada sakau, vieną kartą, gal būna tas stigma, nes tikrai, tų klientus, kur nebuvo priimti į darbą, tų daug Romų tautybės žmonių, kur nebuvo priimti į darbą, tai be abejo, tas yra, nes tiesiog mato, kad tamsesnis spalva nepriima į darbą. Bet vėl tai yra tokia subgrupė tarp nuteistų. Jie turi irgi savo specifiką, kaip su jais dirbti. Taip, bet tas stigma viena vertus kartais yra, bet jeigu žmogus nori dirbti, jis tikrai ras. Ypatingai Vilniui. Taip, bet o ką daryti tokiu atveju, jeigu žmogus nenori rasti to darbo, arba, nes kaip ir integracija nėra priverstinis dalykas. Ar yra buvę atveju, kai jūs mėginat ją suteikti žmogui, kuris galbūt atsisako, bet matot, kad galbūt reikėtų?
Kai kalbam apie darbą, tai žmogus ateina pas mus savo noru. Tai jis gali bet kada išeiti. Vienas iš mūsų vertybių yra praktiškai meilės darbai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kai žmogus ateina pas mus, jis turėtų patirti tam tikrą naudą po konsultacijos. Kad, dabar sulaukiu pagalbos. Tai jeigu jis nenori darbintis, ir mes jam prūkiam darbo skelbimus, tai ką mes darom, mes sugadinam santykį, ir žmogus galvos, kam aš čia ateinu. Ir ne. Aber jis patys tvarko gyvenimą, jie dingsta po kurį laiko. Aber tiesiog jis dar neturėtų įgūdžių, kad galėtų darbintis. Aber jeigu aktyviai vartoja, tai mes tiesiog, mūsų gal ne taisyklė, bet mūsų nuostata, jeigu žmogus gyvena aktyviam vartojime, mes jam neieškosim darbo. Nes tai yra, kišam daug darbo, daug padarom, ir po to žmogus vis vien neišeis į darbą. Taip, kiek žiūrėjau statistiką, tai 2019 metais, nežinau kaip yra dabar, bet prieš 5 metus Lietuva iš visų ES šalių turėjo didžiausią kalinčių asmenų skaičių. Tai čia 100 000 gyventojų buvo 230 kalintis asmenys. Dabar yra 174. O, tai šiek tiek sumažėjęs. Taip. Labai smarkiai sumažėjus. Jie mažėja kiekvienais metais. Daliniai dėl to, kad tiesiog mažėja Lietuvos gyventojai. Ir tada automatiškai proporcingai mažėja gyventojai kalėjimuose. Ir keitėsi bausmių vykdymo kodeksas. Ne bausmių vykdymo kodeksas, o baudžiamojo kodeksas, kad dabar skiriama daugiau alternatyvų bausmių. Bet o kaip manai, kodėl Lietuva pirmauja, kodėl kalinčiųjų asmenų yra tiek daug ir kokios priežastys lemia, kad jie visi atsiduria įkalinimo įstaigose? Jeigu žiūrime į visus postsovietinius šalis, ten visų yra daug įkalintųjų. Ir tai yra toks paveldėjimas iš Sovietų sąjungos. Ir kita vertus, mums labai patinka baust. Ir ilgai baust. Jeigu mes įdarė, kad tai mūsų nusikaltimai tokie šaus būna. Mes turim problemą su alkoholio vartojimu. Jeigu mes žiūrime į statistiką, kas šiandien atlieka bausmę, aš manau apie arti 40% kalinčių asmenų kalėjime, dar turiu patikslinti, jeigu kas nors turi geresnę statistiką, prašom patikslinti, bet atlieka bausmę už žmogžudystę. Ir ta bausmė yra 10+ metų. Ir tada tie kalėjimai yra pilni. Ir kodėl, kada įvyksta žmogžudystė, susitinkam su hebridė, prisigeriam, kyla ginčas, duoda vienam kitam į nosį, ir tas vienas žmogus nebeatsikėlė. Ir tada šitie asmenys patenka į kalinimo įstaigas. Ir ar tose įkalinimo įstaigose yra šansas pasikeisti? Ta prasme, kokią funkciją atlieka tos įkalinimo įstaigos? Nes kiek tu pasakoji, atrodo, kad jūs padarot labai didelę dalį, o ką tuomet daro įkalinimo įstaigos? Manau, kad mūsų dalis yra labai mažas. Ja? Labai įspūdingai skamba, bet pas mus nuteistasis gauna vidutiniškai 3 konsultacijos prieš paleidimą į laisvę. Turėtų būti ženkliai daugiau, mes prie to dirbam, bet čia resursų klausimas. Pagal tipą yra tai, kad anksčiau kalėjimai vadinosi pataisos įstaigos, tai reiškia, kad žmogus ten yra pataisomas. Tai jis turėtų ten gauti visą įmanomą pagalbą, kad jis išmoktų iš naujo gyventi, galėtų būti sėkmingas pilietis. Ir tam tikrą laiką būtų atribotas nuo visuomenės ir taip tokiu būdu mes esam visi apsaugoti nuo jų. Ir tikrai kartais yra, aš nežinau, kitos šalies tą pažįstu, kuris visiškai neturi kalėjimų. Tai tas reikalas galėjo šiek tiek pasiteisino. O pas mus Lietuvoje pirma bausmės yra labai ilgos ir negaliu sakyti, kad nieko nevyksta kalėjime. Tikrai ne. Tikrai negaliu sakyti, nes tai būtų melas. Nuteistasis atkeliauja į kalėjimą, jam daroma tokį poreikio vertinimą, rizikos įvertinimas. Ir po to matosi, su kuo jis turi problemą. Ir tada kiekvienas nuteistasis gauna tokį individualaus pagalbos planą. Ir pagal tą pagalbos planą turėtų būti organizuojami užsiėmimai, tinkamos programos. O čia jau mes turim pirmą problemą, kad nėra užtenkamų pareigūnų, kas galėtų vykti tas programas. Nes šiuo metu resocializacijos skyriui trūksta, yra 20% laisvų etatų, arba daugiau negu 20%. Tai trūksta fiziškai darbuotojai, kurie galėtų pravesti tos
programus. Tada jie kitas, kad jie turėtų būti užimti. Kas jie gausias užimtumas darbas. Kiek iš nuteistųjų dirba. To aš dabar vėl, čia statistika žinau kalėjimo tarnyba, aš spėjau, kad apie 30% arba mažiau. Ir tai dažniausiai būna ūkio darbai. Tai reiškia, kad atent saugykloj, valgykla, tvarkino ir panašiai, tik tos didesnį, pravieniškas pirmam kalėjime yra darbo zona, kur tikrai nemažai nuteistųjų dirba. Antram kalėjime šiek tiek jų dirba, bet absoliuti dauguma nedirba. Tai ką jie daro visą dieną? Jie turi šiek tiek tų programų, bet visą likusią lieka arba sportuoja, kas jie gerai, arba dauguma sėdi ir žiūri teliką. Tas nėra ką veikti. O kaip manai, jie nori dirbti, bet nėra tų darbo vietų kalėjimuose? Taip, vienareikšmiškai taip. Jie nori dirbti. Jeigu jie dirba, jie iš karto gauna lengvatos. Jiem lygtinis paleidimas gali būti skiriamas greičiau. Jie patenka į lengvą grupę, gali disponuoti daugiau pinigų. Yra labai daug nuteistųjų, kurie neturi pinigų, neturi, kas jiems siunčia pinigus. Tai tas darbas yra vienintelė galimybė kaip užsidirbti, bet tų darbo vietų nėra. Aber jeigu jie tų darbo vietų, tu pasirink tarp valyt tualetus ir siūti maišus. Kitų pasirinkimų nėra. Tai Caritas irgi lankosi ir kalinimo įstaigose. O kokias veiklas jūs organizuojate ten? Būtent konsultacijos. Konsultacijos. Tai kaip dabar su tavim kalbu, iškviečiu nuteistai, tada jis turės pusvalandį, išsiaiškinam jo poreikius, kalbam apie laisvę ir tada jie aplankiau 2, 3, 4, 5 kartus, kiek spėjau ir ruošiamis tam. Ir jie noriai eina? Čia yra labai gerai, kad yra ta nauja tvarka. Tai mes gaunam jų sąrašai ir mes tiesiog juos iškviečiam. Tai jie nežino, kur eina. Arba kartais žino, kad eina pas socialinį darbuotoją, bet jie nežino, ar tai kalėjimo socialinis darbuotojas, ar tai Caritas socialinis darbuotojas. Bet mes per paskutinius metus labai daug investavom į to, kad mes būtum žinomi kalėjime. Ir kad vis dar, aišku, pasitaiko žmonės, kurie atsisako konsultacijų, bet tai labai mažai. Tai manau apie jeigu siekia 10%, tai jau daug. Dauguma nori ateit, aber ateina į bet kokiam stovę. Ateina į kartais apsisveigęs, ateina į kitom būsenom, bet jie ateina. Ir tokiu būdu mes pasiekiam visus. Mes pasiekiam ne vien tos nuteistuosius, kurie nori, mes nepasiekiam vien tos nuteistuosius, kurie turi įgūdžius kreiptis pagalbos, nes mes tą darom anksčiau ir mūsų klientų skaičius buvo ženkliai mažesnis, o dabar mes visus pasiekiam. Ir mes pagaunam į tos nuskaustuosius, mes pagaunam į tos pahorukus, kurie sėdi, mes su visais bijom bendraut ir dažniausiai randam į bendrą kalbą. O čia dabar visiškai tavo nuomonės paklausiu, kaip tu manai, ar toks įkalinimo įstaigų modelis, koks yra dabar Lietuvoje, jisai yra geras, ar kažką reikėtų visgi pakeisti? Reikia visi, kardinaliai keisti. Kaip keistum? Ką reikėtų daryti? Čia toks, jeigu būtų stebuklų daryti, turėčiau stebuklų lastelį. Pirma, mes neturim ne vieno naujo kalėjimo. Visi kalėjimai pastatyti 20 amžiaus pradžioj, o dabar mes investuojam į seną infrastruktūrą. Ir pristatom kažkokias, nesąmonės, sakyčiau. Ten pinigai tiesiog švaistomi ant senos infrastruktūros. Kodėl mums reikia tiek daug pareigūnų? Kad jie apsaugotų visą tą teritoriją, kurios niekas negali suvaldyti. Nes teritorija didžiulė, infrastruktūra sena, pusė kamerų neveikia, visur reikia knopkes spausti, kad žmonės įeitų, jie išeitų. Tai labai daug žmogiškųjų išteklių yra pririšami prie infrastruktūros, kur tiesiog reikia užtikrinti saugumą. Aber įsivaizduokit, 3 pareigūnai vienam aukšte, o ten yra 6 kambariai, kur po 20 žmonių gyvena. A tie 3 pareigūnai fiziškai yra pajėgus palaikyti tvarką tam aukšte? Aš abejoju. A jeigu kils kažkokia sumaištis, jie eis į kambarį, kur jie 20 nuteistųjų, ir juos sutrausmins? Ne, jie palauks pastiprinimų. Ir tada jau tas greitas reagavimas nevyks. Ir tada jau žmonės, fizinio saugumo nėra mūsų kalėjimuose. Jeigu užmiega 20 vyrukų vienam kambarį. Tai reikia naujos įstaigos, ir reikia mažos įstaigos. Jeigu mes vėl pristatysim įstaigų, dabar Šiauliuose, sakoma, už 300 vietos nori statyti, bet kur statoma ta kalėjime? Šalia buvusio Sąvartyno. Ir kur nors už miesto. Tai aš esu už mažas įkalinimo įstaigos, kur gyventų iki 100 asmenų.
kur jie mieste, prie infrastruktūros, nes įsivaizduok, Marijampolė atlieka nuteistasis savo bausmę, o artimieji iš Biržų. Okay, ačiū dar, kad Marijampolės kalėjimas yra miesto centro, bet jie turi važiuoti per visą tą kraštą. Būtų ženkliai geriau, jeigu Panevėžį rajone atsirastų, netoli Biržų, atsirastų mažas kalėjimas į vyrams su 100 vietų, kad tų rajonų, tų apskaičių asmenys galėtų ten atlikti bausmę. Ir tokia pagal kiekvieną apskaitį, reikėtų kiekvienam apskaitį po mažą kalėjimuką, kad tie žmonės būtų arti jų šeimos. Jie kuo mažesnė įstaiga, tuo lengviau juos sukontroliuoti, jie tuo lengviau turėti ryšį. Nes važiuojam į Pravieniškes, ten 1000 nuteistų antram sektoriui, antram kalėjime. Kaip jūs visus susipažinti? Nesusipažinti, direktors nežino, kas ten atlieka bausmę, nes jie tiesiog tiek daug. Arba susipažįsta tik su tais nuteistaisiais, kur garsiausiai reka. Bet tie tylesni, jie, nieko, prie jų neprieis. O kai mes einam į mažesnes įstaigas, ten iškart, jie visi pareigūnai pažįsta tos žmonės, pažįsta, kom jie gyvena, ką jie daro, jie lengviau užmegzti tą asmeninį ryšį. Tai va, tai esu už mažesnis kalėjimus, labai patinka mūsų pusiaukelės namai, puiku, kad 20-30 nuteistėjai gyvena, jau dirba, grįžta, jie puikiai veikia, puikiausiai veikia. Bet dabar apie tos pusiaukelės namus ir norėjau paklausti, gal gali trumpai pasakyti, kas tai yra ir kaip jie padeda žmonėms, kurie neseniai yra išėję iš kalinimo įstaigų? Neseniai, žmonės, kurie ten gyvena, jie dar atlieka bausmę. Jie dar atlikinėja bausmę. Jie dar atlieka bausmę. Jie dažniausiai pradeda kelionę nuo to, kad nuo suėmimo laukia teismo, po teismo nutartis, žmogus keliauja į vieną kitą įstaigą ir ten pradeda viso to kalėjimo ciklo. Ten turi praeiti, jis pradeda būti paprastoji grupė, jeigu jis prisidirba, jis keliauja į drausmės grupę, jeigu jis labai gerai elgėsi, visus nurodymus vykdo, individualus pagalbos planą vykdo, įsidarbina, tada jis keliauja į lengvą grupę. Iš lengvos grupės jis gali keliauti atlikus tam tikrą dalį bausmės. Ten nuolat keičiasi mūsų BVK bausmių vykdymo kodeksas, bet aš manau, pusmetį iki galimo lygtinių paleidimų asmuo gali būti perkeliamas į pusiaukelės namus. O pusiaukelės namuose tai jie kalėjimas, tai jie dalis kalėjimo. Ir ten dažniausiai yra būdintis pareigūnas, jie socialiniai darbuotojai. Ir asmuo privalo dirbti, save išlaikyti. Tai reiškia, kad tu nusipirkti savo maistą, tu patys gaminti. Tam jis sulaukia socialinio darbuotojo pagalba. Ten yra vienas socialinis darbuotojas ant 15 gal nuteistųjų, arba 10 nuteistųjų. Tai tokie skaičiai, kur mes labai pavydim, pas mus yra vienas socialinis darbuotojas ant 50 nuteistųjų. Tai reiškia, jie sulaukia kokybišką socialinę pagalbą, socialinės paslaugos. Jau jie raginami dirbti, jeigu jie nedirba, jie negali būti pusiaukelės namuose, jie turi dirbti arba mokytis. Ir savaitgalis jie jau gali važiuoti namo. Ir jeigu jie grįžta ten iš gėros, arba kam nors grasina, jie iš karto keliauja atgal į uždarą zoną. Tai jie turi norą ten pabūti, jie turi tam labai aišku motivaciją nenusikalst, nieko nesukti, nes jau žino, kad tikrai keliaus atgal į uždarą kalėjimą. Ir uždaram kalėjime tai nėra džiaugsmo ten gyventi. Jie jau pripranta, jie jau gali važiuoti namo, jie gali savaitgalis pas šeimą važiuoti, jie kurt santykius. Ir tai labai padeda. Ir mes tų žmonių, kurie išeina iš pusiaukelės namų, jie labai retai kada kreipiasi pagalbos į karetą. Dažniausiai mes jiem padedam dėl antstolių. Vieną kartą. Šiek tiek sutvarkom, bet net tie debatai jau mažai vyksta, nes tie socialiniai darbuotojai jau viską žino. Nebereikia mūsų pagalbos. Ir tai yra tam tikras sėkmės rodiklis, sakyčiau, jeigu tas žmogus jau nebepatenka pas mus, arba jiem nereikia mūsų paslaugų, tai reiškia, kad žmogus jau beveik integruotas, arba jau sukasi. Kas yra neigiama pusė pusiaukelės namuose? Kur aš gal daugiau prikimbu, kad ten ateina visi geriečiai. Visi nuteistėjai, kur jau šiaip turi tų įgūdžių, jie šiaip žino, kaip elgtis, jie turi bendravimo įgūdžių, jie turi ryšius, jie moka dirbti, turi profesiją, tai dažniausiai jie keliauja į pusiaukelės namus. Tie, kur tikrai nėra jokios rizikos. Tai aišku, visiškai suprantame, nes nieks nenori, kad jie pabėgtų ar prisidirbtų, bet kita vertus, tada mūsų žmonės, kuriam reikėtų ženkliai daugiau pagalbos, jie tos pagalbos negauna.
Va čia yra gal mano pastaba, kai kalbam apie pusiaukelės namus. Nors tada gal gyventojai džiaugiasi, kad tik geriečiai keliauja į pusiaukelės namus. Bet mes matytumėm, kad būtų ir tas sunkesnis atvejis. Jeigu žmogus atlieka bausmę 15 metų, suskiti į pusiaukelės namus, kad jis šiek tiek priprastų. Galime įsiųsti į atvirą kalėjimą, taip. Skirtumas su atviru kalėjimu yra, kad ten gauna mažiau socialinių darbuotojų paslaugų. Jo. Tai pusiaukelės namai yra geriau ir kokybiškiau už atviras kalėjimas. Tai vat pašnekėkime apie žmonės, kurie gyvena šalia pusiaukelės namų. Ne per seniausiai čia buvo tas įvykis Domeikavoje, jog vyko net gyventojų protestai. Prieš pusiaukelės namų atidarimą ten. O kodėl yra svarbu? Norėjau klausyti, kaip manai, ko žmonės bijo, kodėl jie nenori šalia tų asmenų, bet ir kodėl yra svarbu, kad jie būtų šalia, kodėl yra svarbu tos pusiaukelės namus, įkalinimo įstaigas daryti miestuose, kur gyvena žmonės. Nes kuo daugiau mes juos atskiriam, tuo daugiau jie atpranta nuo mūsų visuomenės. Labai esminis. Jeigu mes tos pusiaukelės namus steigtumėm, nežinau, Semeliškėse, kur 600 gyventojai. Tik Semeliškės labai gražus miestelis. Tai jie neindikuotųsi, ten nėra tų darbo vietų, kur jie galėtų dirbti. Jie labai būtų matomi ir ženklinami kaip nuteistieji. Ir jie turi ten gyventi, kur yra jų šeimos nariai. Tai dažniausiai yra didmiesčiuose. Jie turi priprasti prie gyvenimo laisvai. O tai mes galim kur parūpinti miestuose, o ne kur nors užkampėje arba kaime. Nes tada kas gaunasi, tai būtų gal daugiau kaip reabilitacinė priemonė kur nors kaime. Bet čia jau kita atšaka. Žmogus pusiaukelės namų tikslas yra reintegruoti žmogų, paruošti reintegraciją. Kitas yra, kodėl mes taip šaukiam, arba kodėl gyventojai taip šaukiam, nes dažniausiai manau, kad nežinau. Nežinau, kas ten darosi, nežinau, kas ten gyvena, jie tik skaito kalėjimas. Aš noriu turėti kalėjimą savo kaiminystėj. Uždarą kalėjimą, tokia didžiulė zona, kaip šiandien prisistato, kaip ten gyvent šalia Pravieniškės. Aš nenoriu. Man per daug. Gyvena krūva žmonių šalia Vilniaus kalėjimo. Niekam nedroptų. Pačiam senamiestį. Gyvena Alytaus kalėjimo. Gyvena žmonės šalia Alytaus kalėjimo. Ir tu nei tu pastebi nei ką. Net ten reiksmai nei ką. Lukiškės, šalia Lukiškės. Turi nuansų, nes ten naktimis ateidavo žmonės, įrektavo, susišnekėdavo per tvorą ir tų šauksmų aš gal nenorėčiau. Tai yra padidinti grėsmė gyventi aplink kalėjimą. Ne, ten yra saugiausia vieta iš vis. Ten nuolat policija važiuoja, nuolat pareigūnai patroliuoja, visi žiūri tos kameros. O kai kalbama pusiaukelės namus, tie žmonės jau yra priežiūroje. Da yra pareigūnai ir socialiniai darbuotojai, kurie juos prižiūri. Jie negali laisvai vykti, jie turi sakyti, kur jie vyksta, jie turi būti pasiekima telefonu. Tai yra visiškai kitaip. Reikia paklausti, kokia yra alternatyva. Kokios alternatyvas? Alternatyvas yra, kad tiesiog žmogus išeina iš kalėjimo ir darai, ko nori. Ir tai yra ženkliai pavojingesnis, negu žmogus, kuris yra paruoštas. Jeigu mes paleidžiam žmogų po 20 metų, tai jis nežino, ką daryti. O ką jis darys? Gal jis dar turi gerų intencijų? Dažniausiai jie turi. Tikrai dažniausiai nenori nusikast, bet jeigu žmogus 2 dienas nėra valgęs, tai gal jis sugalvos prisidaryti pinigų. Arba jeigu jis nemato prasmės gyventi sąžiningai, nes tiesiog jam neapsimoka, jis neturi įgūdžių kreiptis pagalbos, tai jis 100% vėl grįš į tą nusikalstamą pasaulį. Ir tada jie pavojingi. Bet jeigu mes su jais dirbam, tai visai kitoks santykis. Ir tada jie pagauna tą kaifą laisvės. Jie pamato, kad aš galiu uždirbti, aš galiu dirbti toj pačioj įmonėje virš mėnesį, o ne po pirmo atlyginimo keliauti. Aš galiu būti santykiai su savo šeima. Aš per visą tą kelionę dar gaunu pagalbos, tai visiškai kitaip išeina. Ir vėl gyventi šalia jų, jūs nepastebėsit, jeigu niekas nebūtų žinojęs, kad ten jie pusiaukelės namus, niekas nebūtų nieko nesakęs, nes tiesiog 10 vyrukai gyvena. Aišku, čia nepataisino Teisingumo ministerijos ir kalėjimų tarybos komunikaciją, jie turėjo ženkliai anksčiau komunikuoti ir ženkliai geriau komunikuoti, o ne tiesiog, kitą savaitę atidarom pusiaukelės namus. Čia, manau, buvo visa klaida padaryta. Bet alternatyvas yra, kad tie žmonės išeina be nieko į nieko.
Ir nieko nėra nieko pavojingesnio, negu žmogus, kuris neturi ko prarasti. Jeigu žmogus neturi ko prarasti, tai jis gali daryti bet ką. Jeigu žmogus gyvena aktyvam vartojime. Aš mūsų klientų nebijau, bet aš bijau žmonės, kurie vartoja. Nes žinau, kad jie gali bet kokią nesąmonės padaryti. Ir jie tuo momentu nemasto. Kodėl mums kaip visuomeniai svarbu yra įsileisti žmonės, kurie yra atlikę laisvės atėmimo bausmę, ir kodėl svarbu nenurašyti ir kažkaip pasistengti juos integruoti? Kodėl mums visiems tas yra svarbu? Nes mes esam tie žmonės. Tai nėra jie ir mes. Tai jie dalis visuomenė. Pasakysit man, kokią Vilniaus miesto dalį gyvena, tai aš jums pasakysiu, kur gyvenate nuteistėjai. Visur jie yra. Jų yra daug. Jie labai lengva apie tai pakalbėti, kol tai neliečia mūsų. Kol tai nėra mūsų sūnus, kol tai nėra mūsų tėvas, kol tai nėra mūsų žmona, kur patenka į kalėjimą, tada labai lengvai teisti. Bet jeigu tai vienas iš mūsų artimieji, tai jau tampa kitaip. Tai tada mes. Ir galutiniai jie, kai aš tam prie to, ką pradžioj sakiau, kas patenka į kalėjimą, tai jie dažniausiai žmonės, kurie prieš tai buvo vargšai, kurie prieš tai nieko neturėjo. Kur jau prieš tai krito per mūsų pagalbos tinklus. Ir tada mes jūs papildomai baudžiam. Tau sueina 18 metų, jau nebesi vaikas, esi atsakingas už savo veiksmus ir uždarom ir pats kaltas už tai, kad užaugai vaikų globos namuose, už tai, kad nuolat prieš tave buvo smurtaujama, už tai, kad tavo tėvas, kai buvo 7 metų, tave įtraukė į nusikalstamą veiklą. Pats kaltas, nes dabar tau 18 metų. Nesąmonė. Tai jie viena vertus, o kita vertus, jie labai lengva patekti į kalėjimą. Yra lengva patekti į kalėjimą. Ir ačiū Dievui, kad šiandien nesu kalėjime. Jeigu mano gyvenimas būtų ėjęs gal kitaip, arba nebūčiau tas tinkamus torus, gal jeigu mano šeima gal būtų kitokia, tai aš gal šiandien būčiau kalėjime. O ne mano klientai, su kuriuo aš bendrauju. Ir tada galiu būti dėkingas, kad aš nesu ir galiu padėti tiem, kad jie išmoktų laisvę gyventi. Gerai, tai ačiū tau, Simonui, už pokalbį labai. Ačiū ir jūsų organizacijai Caritas už jūsų darbą. Ir ačiū visiems, kas klausėte pokalbio. Tai susitiksime kitoje tinklalaidėje. Ir iki. Iki.